Taip. Sakykime, kas liečia skausmas, tai yra, jeigu mes esame vidutinis amžius, skausmas tai yra signalas. Tegul bus jis trumpalaikis, ėjom, kažkur tai nudūrų, kažkur pasikreipėm, kažkur tai smilktelėjo, ar dar tai yra signalas, kad pas mumis kažkur tai jau prasidėjo sveikatos problemos. Taip. Kur čia ne pas mane, ten. Kažkur tai, kad prasidėjo sveikatos problemos. Ir pirmiausia, tai yra vidutinį amžių, vyresnį amžių nulėmė, ką mes atsinešame iš vaikystės. Tai tiesiog mane šitai daliai paskatino praeitos savaitės turbūt pagrindė per visą Facebooką, per visur praeitos savaitės parodytas vaizdas, kada iš Alytiškio skiriasi ir kada atima vaiką. Tai vaiko ta pati didžiausia trauma, tai skaitau, ta vaiko trauma, kuri yra pergyvenimas, atplėšimas, skausmas, jis atsilieps visą likusį gyvenimą, tik tai kokią formą. Tai yra psichinės traumos atsineštos iš šeimos, tėvams skiriantis, tėvam pykstantis, pajaustas nuėjus į darželį su auklėtoju, su mokykloje bendramžių, į tave požiūrį, į tave požiūrį senelių, visko. Tai yra, gali būti migreniniai galvos skausmai, tai yra, kad susijaudino, pasakė ir sugrėbė, tai sako, tarsi iš protą, pamečiau, nieko negaliu prisiminti, viskas galvoje tuščiai, galvos beprotis skausmas. Pečių sritys skausmas, kai sako, paėmė susigūžė, surakino viršutinę dalį pečių ir lygiai taip pat gali vaikas tokiu momentu atsirasti. Mikčiojimas, užkrist kalbos, pamiršt viską. Pats baisiausias tai yra, kada nugariniais apatiniai dalyje atsiranda skausmas iš baimės, kai sako, garsesnis mamos žodis pasakytas ar kažkieno tai kitų pasakytas žodis, jis gali iššaukti šlapimo nelaikymą. Tai yra, gali pas vaikus atsirasti naktinio šlapimo nelaikymas, lygiai taip pat iš baimės, sakykime, tai nebūtinai naktinio metu, bet tiesiog kaip dienos metu kažkoks tai griežtas arba tas va toks bausmės, ypatingai bausmės, kurios kartais būna pas tėvus per griežtos bausmės. Aišku, jūs turi būti bausmės, jūs neturi būti labai griežtos bausmės. Vaikas turi jausti ir meilės ir tos ribas, kiek tu gali, kiek tau leidžiama. Ir kada vat yra griežtos bausmės, paprastai kitą kartą gali būti atsirasti šlapimo nelaikymas, arba jeigu dar liečiama su smaugu per užpakalį, tai mes vaikui galim uždaryti apatinę čakrą. Kada uždarom apatinę čakrą, tada atsiranda problemos su skeletu, nes energija iš apačios kyla į viršų, gali atsirasti kažkur tai stuburo deformavimais ir krūtinės ląstos netaip vystymas. Ir sakykime, lygiai taip pat gali būti problemos, nes pagrindo čakra atsakinga dar ir su dantim, jeigu tai yra pieniniai dantys ir jie keisios nuolatiniai, tada atsiranda problemos dantų įsidėstyme pačiam žandikauliui. Taip, kad kai sako, mamos, močiutės, anūkus mylėkit, vaikus mylėkit, palepykit, bet turi būti ribos, žinot. Skausmas yra skirstomas į pagrindinės dvi dalis, tai yra ūminis skausmas, traumos, kada mes ėjom, kritom, susimušėm, lūžo, plėštinės kažkokios tai žaizdos, tos, kurios palieka kažkokius, sakykime, traumos požymius, bet tik praėjus tai traumai, tam tikram laiko tarpui, ta problema įsisprendė ir tos problemos jau nebėra. Lėtiniai skausmai, kurie per gyvenimą susikaupia, tai yra daugiausiai lėtinių skausmus iššaukia mūsų organizmo užterštumas. Tai yra pagrindiniai organizmo užterštumo šaltiniai, tai yra parazitai, parazitų skilimo produktai,
nes parazitai vystydamiesi, jie palieka viską ir išmatos, iškanaros ir visi kiti skirimo produktai, kas liečia po parazitų vystymus. Lygiai taip pat toksinai, kuriuos mes surenkam su nekokybišku maistu, kada mes šiandien nekokybiškų maistų labai daug yra. Ir lygiai taip pat tokia, sakyčiau, netgi galbūt ne visiškai teisinga banga yra sausi pusryčiai ir kiti, pavyzdžiui, eina vaikai į mokyklą, čia labai greitai sausi pusryčiai, čia užpylėm pieno, čia dar kažkur tai ir atrodytų, kad jis, sakykime, vitaminizuotas, ten labai geras produktus, o ten yra maltas, permaltas, visiškai nuodingas, visiškai tuščias, visiškai užkišantis žarnyną. Dar yra tokie nesveiki produktai, lygiai taip pat tai yra mėgėjimas, kada mes gaminam ir sūrį, uždedami sūris, lydos tai nelabai kokybiškas sūrio produktas. Lydos yra ta tokia tasimasė, jinai labai skanu valgyti, gali būti ant picų, jeigu geras, kokybiškas sūris, viskas, bet jeigu yra tas sūrio produktas, tai jis vėl mums užklijuos, uždarys žarnyną, tada mes jausim žarnyno skausmą. Kada mes turim daug parazitų, ypatingai vienaląsčių, herpio virusų, pas mus gali būti klubų, sąnarių skausmai ir paprastai mes galim tepti visokiais tepalais, tol kol mes nesunaikinom parazitus, šitų kremzinių audinių, sąnarių skausmai nepraeis. Tai yra populiariausi vidutinio amžiaus, vyresnio amžiaus ir aktyvų sportą praėjusių žmonių, tai yra kelių klubos sąnariai, antroje vietoje peties sąnariai, nugaros skausmai, tai praktiškai paliečia čiut ne visus, kada yra organizmas, taip užsitečia pas mus nuo žarnyno, antras filtras yra mūsų kepenys, pagrindinis kraujo filtras tai yra inkstai. Kada toksinų labai daug ir mes neišvalomas iš organizmo toksinas per inkstų sistemą, bet jisai kaupiasi inkstuose, smėliuko, akmenuko pavidalais, o tada mums duoda ir nugaros skausmus. Ir paprastai mes įvardinam nugaros, sakykime, radikulitų, taip, bet tą radikulitas daugumą išprovokuoja būtent inkstų problemus. Migrena. Migreniniai galvos skausmai taip gali būti nuo susiaurėjusių kraujagyslių, lygiai taip pat gali būti migreniniai galvos skausmai. Pagrinde tai yra nuo parazitų, ką mūsų žarnyne pilna parazitų, reiškia, žarnynas atspindys mūsų galvos. Lygiai taip pat migreniniai galvos skausmai gali būti nuo labai didelio toksinų kiekio, nuo tiršto kraujo, neuralgija, onkologiniai skausmai, čia jau tiesiog tos ligos, kurios yra įvardyjamos ir, kai sako, vėl į onkologiją mes einam tikrai ne per vieną metą, einam 10-15 metų ir nekreipimas į kažkokius momentinius skausmus, kurie pasikartoja galbūt į mėnesį, į 2, į 3 mėnesius vieną kartą, tiesiog nekreipimas dėmesio arba tiesiog negirdėjimas savęs, bėgimas, likimas ir kada jau organizmas jau viskas pasiekia tą viršų tų nesveikų ląstelių prisidauginimo, su atskira savo kraujotakos sistema, su viskuo, tada mes jau pajaučiam onkologinius skausmus, aišku, pasilieka taip medicininės pagalbos, sakykime, ar vaistų, ar leidžiamų vaistų kažkokią tai formą. Psichologiniais, socialiniais skausmas, taip čia vėl yra, tai yra artimo žmogaus praradimas, mirtis, gali būti kitas, mes iš viso labai skausmingai tiesiog pernešt ir kažkokie aštresniai žodį pasakyta, lygiai taip pat mes galim labai stipriai analizuoti bendradarbio kažkokią tai nesėkmę arba užpavydėti labai daug, tai taip užpavydim, kad net širdį skauda, kodėl dabar jam pasisekė, kodėl man nepasisekė, kodėl jis toks nelaimingas. Ir paprastai kitą kartą taip ir būna, kad skauda širdį ne dėl to, kad kažkas tai, bet dėl to, kad kažkam kitam pasisekė. Ir
gali būti tai yra psichinės kažkokios ligos, jos vėl gali atsirasti būtent iš vaikystės, tas, kas ten traumos buvo. Ir svarbiausia tai visų skausmų priežastį išsiaiškinti, kad būtų tikra, tiksli diagnozė, dėl ko tas skausmas pas mumis išsivystė. Ir tada priimti vienokį ar kitokį sveikatinimosi metodą. Vidutinis amžius pats populiariausias tai yra kirkšnės srityje, o štai va šitas skausmas arba toj vietoje, arba toj vietoje. Tai čia paprastai daugumoj tai nurašoma ant klubo sąnarių išsidėvėjimų, kremzinio audinio išsidėvėjimo ir tas rekomenduojama, viskas jau mes eisim į klubo sąnarių operaciją ir paprastai taip ir yra daroma, bet kirkšnės skausmas gali būti ir visiškai atsitiktinai ėjom, slydom, patempėm arba, kai sako, kažkada tai jaunystėje mes darėm špagatą. Jau praėjo gal kokią 15 metų, su kažkuo tai paėmėm, susisporinam. Kodėl man dabar tą špagatą nepadaryti? Ir aš paimsiu ir padarysiu, bet ir turiu špagato darymo rezultatą, tad irgi yra skausmas. Daugiausiai tai gali būti sąnarinės lūpos įtrūkimas. Tai yra kaip kremzinis audinys ant sąnario esantis, tas gali būti įtrūkti, įskilti lygiai taip pat, paprastai tai gali atsitiks slystant, neteisingai koją padėjus, kryptelėjant, ar išlipant, ar sėdant, lygiai taip pat gali būti atsiras skausmas nuo uždegiminių procesų, kada yra įsitempę, o daugiausiai tai yra streptokokai, tą iššaukė. Bursitas tai yra uždegiminis jausmas, sakykime, labai toks nemalonus, kada eini stoji durė ir tai čia yra uždegimas skysčių, maišelių, kuris tepa sąnarį. Klubo skilimas, pačio kaulų klubo skilimas, tai gali būti irgi kada kaulų trapumas, kaulų retėjimas, kaulų masės retėjimas ir trūksta, įskyla galvutį. Kirkšnės išvarža, taip, tai kada trūksta pilvaplės ir taip čia išeina žarnų išėjimas, tai, sakykime, pasmokimas gali būti vieni jaust, iš karto kiti gali nejaust tą papilnėjimą kirkšnės. Lygiai taip pat kirkšnės skausmą gali iššaukti kiaušidžių uždegimas ir labai retai, bet yra, kada kirkšnės skausmą duoda hemorojus. Ir paprastai hemorojų jaučia, kirkšnės skausmą jaučia, tai yra vyrai, turimų dėsių vairuotojai. Kada mes turim kažkokius reumatinius skausmus arba uždegiminius skausmus arba sumušimus arba sakykime, kad į to raumens patempimas sportuojant ar kažkokį tai fizinį sunkų darbą dirbant, kadangi pečių zona pas mumis antroje vietoje stovi po kojų sąnarių skausmų, lygiai taip pat skausmus mes galim turėti patempiant. Tiesiog ėmėm staigiai, galvojam, kad ten bus lengvesnis nešulys, ar dar kažkur, tai čia nėra per sunkus arba ieties metimą, gali paprastai būna traumos pas sportininkus, kada meta ten tuos visus svorius. Gali būti ir sumušimas, kada mes stipriai krentam. Pilvo skausmai daugiausiai atsiranda dėl sutrikusio žarnyno peristaltikos. Taip, kada mes turim pakankamai daug ir kirminų, parazitų įvairių rūšių, ir kada mes vartojam mažai skysčių, taip, ir pas mumis maistas yra daugiau sausa sumuštiniai, visokį kitokį skausmą mes galim jaust, kada yra išmatų judėjimas arba nekokybiško maisto suvalgė. Visais atvejais, pirmiausiai, tai mes griebėmės
tept skaudamą vietą. Tai yra pliusas, ką mes dabar padarom savo tepdami. Tai yra suaktyvinam kraujotaką ir suaktyvinam limfą toje vietoje. Lygiai taip pat, jeigu mes teisingai parinkom tepalus, tepalas nuėmė į skausmą, palengvino. Nu, kaip bebūtų save pamylėjom, padėjom savo pačiais, sakykime, kompanijos, turint minty pačiais geriausiais rekomenduojamais tepalais. Tai šiandien dienai vienoj skaidriai turbūt vieni iš populiariausių produktų ir galima juos naudoti po vieną atskirai, galima daryti mišinukus, miksiukus, tiesiog po ranką, ką mes turim. Bet pačią pirmą vietą, pats populiariausias produktas tai yra masažinis kremas. Masažinis kremas yra prieš uždegimantis, mažinantis spazmus, traumos, raumenų patempimai turi nedidelį vėsinantį poveikį iš tikrųjų, nes ten mentolas yra, tai toks, sakykime, nešildantis, kaip kad yra kiti tepalai. Čia jis tokį vėsumą tokį duoda. Pagerina kraujotaką. Kraujotaką pagerina bet kokiu atveju. Tai yra mūsų prisilietimas ir mūsų patrinimas. Plius dar ir kremo poveikis. Vėl su šito kremo mes galim naudoti ir kada yra venų išsiplėtimai. Tai yra palengvina tiek stuburo, tiek sąnario, tiek raumens skausmą, mažina skausmą danties, galvos, danties, tai mes galim dantenas pasitepti, galvos mes galim smilkinius pasitepti, lygiai taip pat mes galim nugariniai vietoj duobutėj pasitepti pečiais link stuburo žemyn. Aišku, yra pas mumis, jeigu stuburą mums skauda, tai ir patį stuburą galim tepti, mes galim patepti du pagrindinius taškus, tai viršutiniam stuburo taške ir apatiniam stuburo taške. Jeigu pilvo sritys skauna, tai yra žemiau bambos, mes galim tepti per 4 taškus, tai trupučiuką nuims ir pilvo srityje skausmą, bet lygiai taip mes galim ir pasimasažuoti, pajudyti. Pagalba širdies, kada yra skausmas, ir širdies skausmas jis gali būti susijęs ir su artėjančiu infarktu. Taip, kad tas patepimas nugariniais pusės su produktu trupučiuką nuima širdies skausmą. Sinusai, nuo sinusito tai yra galvos gali būti skausmas ir lygiai taip pat, kada trupučiuką jis turi plečiantį poveikį, tai patepus, jeigu dar prijungt inhaliacijas, tai kada mes turim sinusitą, pagerinsim atvėrimą sinusų ir mes tiesiog galim gana sėkmingai spręsti sinusito problemą ir netgi išvalyti sinusus. Daugiausiai yra kaip difuzorių panaudojama, sakykime, kaip namų kvapą galima panaudoti levandų aliejų. Tai levandų aliejų galim naudoti prie migrenų skausmus, tai yra smilkiniai arba nugariniai pusė duobelį patepant, kada galvos skausmas. Depresija tepam pulsuojančias kraujagysles ir smilkinius lygiai taip pat galim patepti. Nervinė įtampa ir stresas lygiai taip pat smilkinius galim tepti. Pagreitina žaizdų gijimą po nudegimų. Ir lavandų aliejų mes galim dėti tos difuzorius, galim dėti tos lemputės, kurį yra su garais garinam. Lygiai taip pat galim užuolaidų kraštelius pakvėpyti, jeigu yra nemiga, depresija pas mumis. Galim pagalviais, sakykime, kažkokį tai kampą pakvėpyti arba savo rankas pasikvėpyti. Balto gluosnio žievė, tai yra čia kremas, aš juos skaitau lygiaverčiai vienas su kitu, panašus poveikis, tik tai tiek, kad balto gluosnio žievė pliusa yra tai, kad jeigu mes susimušėm, pas mums atsirado hematomus, tai yra paskatina greičiau išsivaikščioti sumušimui tai meiliniai.
lygiai taip pat galima panaudoti, kada yra sutrauktas raumuo, tai jis veiks atpalaiduojančiai, sąnario skausmas, prieš uždegimus galima naudoti, kaip antiseptikas, kažkokius tai yra žaizdelės, galima gana sėkmingai patepti, mažina karščiavimą, nes jis tokių veisinančio poveikio yra. Ir kad prakaitavimas, skausmas, kada yra. Galima daryti miksą, visus kremus vienu kartu, visus sumaišyti galima, kažkurį tai iš masažinių ar balto gluosnio žievės kremą jungti tiek su lavandos, tiek su vyšnių kauliukų aliejum. Vyšnių kauliukų aliejus gausu vitamino E, vitamino A. Tai yra antioksidantas, veiksmingai naikina odą, maitina, regeneruoja, pagerina kraujagyslių elastingumą, mažina cholesterolį, mažina skausmą. Taip, cholesterolį mažina tai vėl kraujagyslės, nes kapiliarai, pavyzdžiui, gali būti rankos skaudamos, gali būti kojų pirštukai skaudami, sukami. Tai vėl mes galim dėti vėsinantį kremą su vyno, tai yra su vyšnių kauliukų aliejum, galima vyšnių kauliukų aliejų su balto gluosnio žieve, žiūrim kokia daugiau yra problema. Masažinis kremas, visų kūno masažinis kremas, taip, jisai trupučiuką irgi vėsinantis. Šiaip tai man patinka masažinis kremas po vonios, tada visą kūną, taip ypatingai žiemos laikotarpiu, oda daugiau mažiau yra nusausėjus. Koks bebūtų kremas, vis viena masažuojant, judinant, tepant, aktyvinam kraujotaką ir aktyvinam lipą. Tai yra, turi gana malonų kvapą, tai yra kaip aromatinis kvapas. Jame yra vyšnių sėklų aliejus, aguonų aliejus, šalmėčių, jis trupučiuką irgi vėsinantis yra, ramunėlių automatiškai uždegimus nuima ir eukaliptų ekstraktas, vėl eukaliptas pagerina ir kvėpavimo sistemą, ir kai kurias bakterijas ant odos esančios naikina. Lygiai taip pat lavandos aliejus naikina bakterijas, jeigu ant odos kažkokia tai išsausėjimas odos. Turi atpalaiduojantį, baktericidinį, priešuždegiminį poveikį, veikia nervų sistemą raminančiai. Koks bebūtų skausmas, į tą vietą, kur yra skausmas, ateina vis viena nervų šaknelės. Ir paprastai būna, kada, kai sakau, užsimiršo žmogus, per savo darbą jis nejaučia to skausmų, bet paėmė kažkas paklausė, ar tau neskauda, ir automatiškai priminimas to skausmų, taip, tikrai, tas tiesiog grįžimas prisimint skausmo, jis išlieka ir atrodo, čia dirba, aš užmiršau, čia paklausė, ar neskauda, taip, man skauda. Tai visus kartus mes galim, visus kremus, visus kartu mes galim naudot, žiūrint dar, kuriai vietai mes tepam. Jeigu mes daugiau veido srities, kaklo srities ar nugaros, aišku, mums tada geriau pridėti tie, kurie dar yra ir duoda regeneruojantį, gražinantį odos poveikį. Tai tiek lavandų aliejus, tiek vyšnių kauliukų aliejus. Taip, vyšnių kauliukų aliejus yra masažiniam kreme, tai trupučiuką masažinis kremas, jis tarsi pasikartoja su šitais dviem kremas. Tai galima netgi ir visų trijų. Tiesiog pasirinkimas, kiekvienas turi išjausti, kurio kremo reikia vienu ar kitu metu ir kuris, kai sako, man šiuo metu yra labiau priimtinas, kuriuo aš labiau noriu. Pagrindiniai pas mumis energijos tekėjimo centrai, tai yra, mes turim paimti iš Žemės energiją, paimam Žemės energiją, jinai turi kilti stuburą. Ir paprastai, kai sako, čia pas mane, čia stuburė išvaržos, čia stuburė išvaržos, čia stuburė išvaržos. Taip,
kiekvienas stuburo slankstelis yra atsakingas už tam tikrus vidaus organus. Ir kada energija kyla į viršų ir kažkur tai stuburė nepraeidant energija mums duoda skausmą. Tas stuburo slankstelis, kuris atsakingas yra už vidaus organų darbą, automatiškai nukentės tie organai, kurie yra susiję su tuo slanksteliu. Ir, tai sakau, iš apačios kyla kundalinė energija, jinai turi pakilt pas mumis per visą mūsų stuburą. Tai ir kada praeinanti energija iš apačios į viršų ir iš viršaus visatos kosminė energija leidžiasi, čia reiškia, žmogus yra subalansuotas. Mes turim 7 čakras. Aš niekada apie tai nekalbėjau, bet tas, kas pas mane testuotis, yra čakrus, čia programa. Tai yra kiekviena čakra, jeigu jinai užsidarė uždara, paima iš išorės energijos. Prie tos čakros esantys organai, negaudami energijos, jie kenčia. Jie nedirba taip, kaip turi būti. Pirma čakra yra atsakinga už kaulą, kaulinius audinius, limfą, skysčius. Antra čakra, taip, lytinė sistema, šlapumo sistema, dalis žarnynų, saulės rezginys, taip, tai čia yra pagrindas. Ir tulžies pūslė, ir kasa, blužnis, plaučių apatinė dalis, žarnyno storasis žarnynas, širdies čakra, taip, kada vėl širdis ir plaučių kepenų dalis, gerklės čakra, tai yra skydliaukė, mūsų ištransliuojama informacija, kaip mes perduodam tą informaciją, trečios akies, kaip mes priimam informaciją, kaip mes ją perdirbam. Ir kiekviena čakra su kita persidengia. Sakykime, šitos čakra persidengia su šita čakra persidengia su šita čakra, taip, šita čakra su šita čakra, jos visos persidengiusios. Šiandien dienai šitam laikmetį mes gyvenam ant širdies čakros. Tai yra šitam tūkstantmetį mes perėjom ant širdies čakros. Tai yra meilė, besąlyginė meilė. Sau, svetimam, kitam daiktui, rūpui, žmogui, darbui, viskam. Praeitam tūkstantmetį mes gyvenom ant saulės rezginio čakros, tai buvo tas laikas, kada kova už būvį, tai yra karai, teritorijos, viskas. Ir šiandien žmonės dar, kurie atėjo iš praeito, sakykime, tūkstantmečio, jie atsinešė tą kovotojo energiją, bet mes turim pereiti. Taip. Ir čia labai svarbu skydliaukės. Šiandien dienai taip, skydliaukę mes susirgam, kada mes ištransliuojam ne tą, ką galvojam, ir ne tą, ką mes norim pasakyti. O tai sako, aš noriu pasakyti, bet aš nepasakau, nedasakau. Arba aš perdėtai kažką pasakau, arba aš per daug emocionaliai pasakau, arba aš neteisingai pasakau. Mes tada susirgam skydliaukę. Apatinės 2 čakros, kada yra, kaip pasakiau, mes turi būti subalansuotas. Apatinės čakros tai yra mūsų noriu. Ko aš noriu? Širdies čakra su saulės rezginiu galiu. Reiškia, aš noriu turėti tą ir tą ir tą, mano veiksmai, ką aš galiu padaryti, kad aš galėčiau tą ir tą. Ir tai yra mūsų trečia akis ir gerklės čakra, tai yra darau. Taip, aš darau. Negali būti, kada, sako, žmogus yra aktyvus ant pagrindo čakros, taip, jis gali eit, bėgt, daryt, lipt per kitų galvas, bet jam visiškai vienodai rodo jausmai, taip, ir visiškai jam nesvarbu, ką jisai sako, jam visiškai jis nematuoja žodžių, pas jį čia eina keiksmažodžiai, visokie kitokie dalykai. Taip, kad mano tikslas yra parodyti, kad šiandien metai baigėsi, sustokim, pasižiūrėkime, ką mes norėjom, ar mes viską padarėm tą, ką norėjom, ar mes iš tikrųjų galėjom padaryti galbūt daugiau, bet mes nedadarėm, ką mes dar galim padaryti, mes tiesiog turim stengtis ištaisyti, rašyti ir ištaisyti. Taip, kad visos čakros, kada dirbs harmoningai, reiškia, mes būsim sveikas, subalansuotas žmogus, mes turėsim visko to, ko mums reikia. Ir darbą mylimą, ir pinigų, ir poreikių, norų, ir sveikatą. Viską. Taip,
skausmai, visi uždegiminiai skausmai, lyderis visų uždegiminių skausmų, tai pas mumis yra Boswellia. Ir kadangi šitas produktas lyderis, tai aš tiesiog rekomenduoju bet kada į metus, nors porą kartų jį suvartoti. Tai yra prieš uždegiminis, nuskausmantis, antiseptinis, antihelmintinis, žaizdas gydančias savybės turintis, skeleto raumenų sistemos ligas sprendžiantis, osteoporozei, artritas, artrozei, reumatas, sąnarių, kremzlių deformacija. Iš tikrųjų, tai yra labai vienas iš visų, sakykime, skausmą nuimančių produktų, vienas iš vertingiausių. Jeigu mes turim subalansuotą visą energetinę sistemą, ką aš anksčiau rodžiau, praeitus, tai Boswellios išgėrus kapsulę praktiškai efektą mes turim jausti už 4-5 valandų, jeigu mes esam subalansuoti. Jeigu mes esam nesubalansuoti, aišku, to efekto greito nerasim. O kad subalansuot save, kas pas mane testavo, tai aš visą laiką sakau, kvėpavimo pratimai, tą mes turim daryti, tiesiog turi įaugti į kraują, tą mes turim daryti. Aišku, mes dar turim ir kitą produktą, Boswellia su vitaminu D, vitaminu C. Aš jo čia nedėjau šito produkto, todėl kad trupučiuką šiandien dienai yra perdėtos normos, nes vitamino D žmogaus organizme užtenka, jeigu mes paimam kraują, ten užtenka 2 miligramų, milimolių, šiandien dienai jūs pakeltos tos lygi 3. Ir jeigu paimt vitamino D kaip normą, pasižiūrėti, tai praktiškai visiems trūksta. O vitaminas D tai yra prohormonas. Ir jeigu jo perdozavom, jau per daugiau, ir tikrai šiandien beprotiškai daug kas vartoja, stengiasi tą vitaminą D vartoti. Iš tikrųjų, kada yra tvarkingas mūsų žarnynas, išeinam į lauką pasivaikščiam, šviesos saulės gaunam, tikrai organizmas pasigamina, jų per daug prikrauti nereikia, nes tada išdėrysit, atstatyti hormonus reikia maždaug 1,5-2 metus. Antroje vietoje dėčiau, sakyčiau, du produktus. Gal daugiau aš dėčiau balto gluosnio žievę. Tai yra balto gluosnio žievė. Principas jausios veikimo yra panašus kaip aspiriną gertume. Tai yra kraują skystinantis, pakankamai daug salicilo rūgšties. Tai yra, jį galima vartoti prie peršalimo, kada peršalam, tikrai kažkur tai atsiranda skausmas ar gerklės, ar sąnarių, ypatingai tie, kas turi reumatinius sąnarių skausmus, sutrikus kraujotakos krešumui, nes trupučiuką skysinantis kraują, neleidžiantis trombom pasidaryti, karščiavimą malšinantis vietoj to, kad vartojam kažkokį tai aspiriną ar kažkokius kitokius produktus vaistiniai nusipirktus ir kurie kerta per mūsų kepenis, tai geriau tada turėti balto gluosnio žievės ir į dieną sugert po 4, 5 ar 6 kapsulės, tai tikrai mes nepakenksim ir pliusą padarysim dar ir kraują pasivalysim, dar kažkokį tai nereikalingą vienaląstį sunaikysim. Prieš uždegiminis, esant lėtiniams skausmam, tikrai yra nuostabus produktas vyresnio amžiaus žmonėm, tai vietoje aspirinų, vietoje kraują kažkokių skystinančių gana sėkmingai galima naudoti. Ir tiesiog, sakyčiau, net sunku, kurį dėti ar balto gluosnio žievę, ar gulsčiąją ragožę, nes panašiai, gal gulsčioji ragožė daugiau eina per reumatinių sąnarių skausmus, bet jinai irgi lygiai taip pat kraują paskystinanti. Tai yra skrandžio skausmai prie gastrito. Taip, tai yra opos erozijos ir vėl opos erozijos pas mumis duoda. Besaikis vaistų vartojimas, besaikis nekokybiškų maisto papildų, lygiai taip pat iššaukia ir žarnyno bakterija ir kiti parazitai. Veikia energetinės savybės turinčios prieš reumatą, policistitas, taip, kas liečia cistos kiaušinių, čia yra parazitai. Vienaląsčiai parazitai, jeigu mes juos turim,
nu, tai mes tada ir turėsim. Ir sakykime, ir bus lygiai taip pat gimdų raumens augimai, miomos atsiras ir viskas. Sumažima šlapimo takų uždegimus. Nu, panašiai veikia kaip spanguolė. Tai yra kaip brukniai. Panašiai veikia. Aišku, brukniai atkabina nuo šlapintakių bakterijas. Šitas kitaip veikia. Sumažina uždegiminius procesus organizmo, karotinų pakankamai daug, tai yra širdies nepakankamumo profilaktika, ypatingai kam tas širdies skausmas, permušimai yra vertas pavartoti, profilaktiškai pavartoti, ypatingai žiemos laikotarpiu, kada mes ir vandens mažiau išgeriam ir tai vyresnio amžiaus žmonės iš viso jau stengiasi negert, tai tikrai reikalingas pavartot kažkuris arba tas produktas, daugiau pasižiūrint, ką mums daugiau, kuris atitinka. Ir nuostabus produktas, tai yra gotų kola, palaiko kolageną. Kolagenas yra reikalingas tiek stabdyti senėjimo procesam po oda, gamybą kolageno, lygiai taip pat odos elastingumą, nes mums turi būti lygiai taip pat kolagenas reikalingas, tai yra fascijom. Fascijos tai yra tos plėvės, kurios laiko vidaus organus. Tai plaučių ta plėvelė fascija, kepenų plėvelė fascija, visur. Tai va šitiem, kad lygiai taip pat raiščiam, kuriuos laiko vidinius mūsų organus, kad jie nenukristų, nepasmuktų žemyn. Ir kolagenas reikalingas sąnario kremzlei. Tai yra sumažina žarnyno trakto problemas, padeda sergant hemorojui, lygiai taip pat stiprus antioksidantas, naikina navikinės ląsteles, nes čia yra kofermentų Q10, o kofermentų Q10 yra vynuogių ekstraktai, nes jame yra 3 pagrindiniai augalai, gotų kola, tai veikia galvos kraujotaką, vynuogių ekstraktas širdis periferija ir kaštonas galūnes. Tai yra naudojam prie hemorojaus, prie varikozės, pagreitina žaizdų gijimą, sergant sąnarių uždegiminiais procesais, reumatų, artritų, pagalbiniai priemoniai endometriozei gydyti. Ir be šitų dar reikėtų dadėti dar keletą produktų, tai yra, aš tiesiog nedėjau į skaidres, nes kas ateina į paskaitas daugumoje, tai yra astragala. Taip yra astragalas pavalo mūsų inkstus, antinksčius, jis lygiai taip pat uždegiminius procesus nuima. Reikėtų pridėti maisto papildą gliukozaminas, kondratinas, reikėtų pridėti maisto papildą kolageną. Aišku, mums reikalinga pridėti ir kai kuriuos aliejinius produktus, vėl sakyčiau, tai yra nuostabus produktas aliejiniam, dygmenų aliejus su čiobreliu. Irgi uždegiminiai procesus, lygiai taip pat nugaros, kada yra skausmai. Taip, kad palikau aš su 4 produktais, kitam kartui kiti bus produktai ir pabaigai savo šiandien dieną aš noriu pasakyti tai, kad kodėl žmonėms patinka būti ligotiems, nelaimingams ir biedniems. Ir tiesiog į visus mūsų susitikimus ateina garbingo amžiaus moteriškės. Tai yra tikrai turinčios ir dukras, ir sūnus, marčias, anūkus. Tai jūs turėtumėte būti pavyzdys, jūs turėtumėte nešti informaciją, kaip sveikai gyventi. Būsit sveikas. Jums nebus problemas stygiaus pinigų, jūs norėsit kažką tai, dirb, daryt. Jūs turėt būti pavyzdys, jūs turėt būti pavyzdys savo šeimai, savo, sakykime, tam amžiui, kad dar kažkas tai turime ir tėvus, mes turim ir tėvais pasirūpinti. Nes kada mes, kaip laikrodukas, bėgam darbas, mes savęs negirdim.
Ir atrodytų mes, kad mokam ligonių kasom ir gydytojas už mumis turi pasirūpinti. Pamirškim tą, ką mes turėjom. Mes turėjom tokio lygio mediciną. Mes mediciną sugadinom 90-ais su atėjimu, sakykime, į vakarietiškas vertybės. Mes sunaikinom. Ir jeigu taip kaip 90 visais kitais, vėliau metais išvažiuodavo lietuvaičiai į užsienį, į Angliją, į Vokietiją, į kitas šalis, jie visi parvažiavo gydytis pas mus. Šiandien dienai mūsų jaunas medikas, kuris išėjęs dirba, ar vakarietiškas medikas, vienodo lygio paruoštų programų. Tikslas yra farmacinėm kompanijom uždirbti pinigus, o jis yra pardavėjas. Taip, kad būkite atsakingi už save, stenkitės nebūt tais tokiais nelaimingais, bet džiaugtis kaip šitos močiutės. Taip, tikrai jom nei vienai neskauda. Kiekvienas yra savo likimo šeimininkas. Mes turim sukurti laimės priežastis. Laimės priežastys, mes grįžkime į tas čakras, kur ten buvo, ten viskas yra nuo to prasideda. Noriu, galiu, darau. Tai yra mūsų pačių, niekieno nors kitų atsakomybė. Būkite atsakingi, kiekvienas už save, už savo šeimą, išauklėkit, pripratinkit savo vaikus, anūkus. Tas, kas išėjot į pensiją, jūs tikrai turit pakankamai laiko skirti dėmesio vaikam ir anūkam. Aišku, tai yra pats didžiausias, sakykime, nesusikalbėjimas, kada vaikai tavęs kaip, jau tu ten mama, ten jau nusikalbi, ten tas ir kitas. Bet viskas tai priklauso nuo mūsų, ką mes gyvenime sugebėjom tam vaikui įteikti, ką mes jam sugebėjom tokio gero perduoti nuo savęs, kad vaikas mus vertintų. Tai aš tiesiog noriu, kad jūs būtumėt, pabaigtumėt šiuos metus veiklos, kad jūs nesirgtumėt, kad jūs būtumėt laimingos, kad jūs sugebėtumėt kitiem metam susikurti savo kažkokius planus, kuriuos pažingsniui galėtumėt daryti. Pirmiausiai, ko noriu, žingsniai, ką darysit, paskui kitais metais gruodžio mėnesį galėsit suvesti suvestinę. Ar padarė tą, ką jūs norėjot padaryti, ar pasiekė tuos žingsnius, ką norėjot padaryti. Darykit realius planus, bet jūs darykit, kad jūs galėtumėt pasidžiaugti, va, aš kažką tai padariau. O uždirbti pinigų, tiek, kiek jūs norėsit, jūs uždirbsit, pinigų yra. Tai nesvarbu, kad aš išėjau į pensiją, reiškia, aš gaunu mažesnį, nes pajamas, ne, aš darbę dirbu, bet jūs turit didesnę galimybę kažką tai pakviesti, kažkam tai padėti, kažkam tai parekomenduoti, kažkam tai kažką tai pasiūlyti, kad jūs už tą pasiūlymą jūs gausite dividendus, jūs gausite papildomus pinigus, galbūt didesnius už tą pensiją, kurią jūs turite. Tiesiog aš jums linkiu pačių geriausių, didžiausių planų, kuriuos galėtumėt sukurti, parašyti ir tų planų išsipildymo.